praeiti metai Biržuose buvo smagus. Good morning, good. Įdomu, ar šiemet bus taip smagu. Važiuojam iš vakaro, nes pasimokėm jau iš klaidų, kad važiuoti iš ryto yra žiauri nesąmonė. Vakar nuo kopėčių nukritau, šiek tiek alkūnę susitrenkiau, bet gal neužpūs rankų dėl to, tai aš tikiuosi nebus čia problemos. Kieta trasa laukia, tai turėtų būti neblogai. O dabar laukia ilga kelionė. Kiek čia galima kalbėti, jau reikia važiuoti. Šį sezoną daugiau kalbam negu važiuojam, lemma. Rezultatai tame rodo, kad biškiui reikia užsičiapti jau. Pupa. Įkrito. Dabar mes pilam kūrą. Matai. Tyliai kalbunėse su Panevėžį gali supranti ir su bubit man galva, tai nenoriu to. Tai biškai užsipilam ir šiaušiam iš čia. Gerai, užtenka, kiek čia galim. Nieks nevyksta, tai atvariau mišką, ramybę. Bet dabar pažiūrėjau, visai įdomu, žiūrėk, reginį radau. Netyčia, žiūrėk. O ne prikolas, žiūrėk, kai medžiai gražiai padaryti. Sakus, man atrodo, taip nuleidinėja. Iš pušų, visos pušės, pažiūrėk. Ir čia, į čia, visą. Oho, mano koks švarus stiklas. Štoblis, sėta, kas čia per remontai? Čia būdavo kelias eini, gazas, dugnas. Ir žiauriai gerai būdavo. Vaizdo įrašas kameromis. Tai gal man vlogavlis nufilmuotumą, tai girdit, man dabar nėra kas filmuoja, gal galite jūs dabar pažeidėjai, mėly, atvažiuot man pafilmuot. Jeigu tavo lūpos sudžiūtų, mes turime čia į lūpo. Va, visada pasiruošęs tepti, sutepti ir viską padaryti. Padarykime. O papalamris dabar vairuoju abulom prikabėlę. Tuk. Tai begiukas. Karočią, atvarėm į Biržus. Į traselę. Trasą lygina, daro ten 106 traktoriai, ten žodžiu, daugiau traktorių negu motociklų. Nu tai tu primesta trasa bus taip nulieta. Tai va, atvykom į Biržus, esam Maksimui, kaip visada, iš kurios praeitais metais vos neišvarė. Ir čia mes laukiame mūsų mielo Kęstučio, kuris atvyksta iš tų pačių Kėdainių, tik su savo parpalėtu, tai dėl to jis taip lėtai. Tai aš tikiuosi, jis neužilgo pasirodys. Devynios ryto, važiavimo kiek minučių, kolega miega, a mums laikas rengtis. Įsižvengia, bet man patinka, kad aš dėviu baltas kojines visą laiką motokrose. Tai mama pyksta, bet aš džiaugiuosi. Man dėl to gal kartais ir sekas, bet aš su baltom kojinim. Ta viršų užsidėsim paskui, kol kas tiek, reikėtų užkast kažką ir varyti į kvalifikaciją. Tiek laiko vyna. Kiek? 8 minutės? Ble, bus jau gatavi. Ne? Žiūrėk palapinį, eurų kelias. Bet statai tą pačią vietą.
Čia galit matyti, kaip man puikiai įsirašė garsas, pasakoju apie pirmą važiavimą, tai papasakosiu iš naujo. Startas buvo super, išlėkiau antras, savo klasėje pirmas, lyderiavau ilgą laiką, tačiau Deivis apsilenkė mane. Nors ilgai jis netempė ir už kelių paskui užgeso, vėl aš jį apsilenkiau ir vėl lyderiavau. Ir tuomet karma atsisuko prieš mane, jisai man užkišo paskutiniam posūkį ir aplenkė. Tai buvau šiek tiek supykęs, žiūrovai galėjo šitą matyti, bet ten tik tai akimirka trumpa. Ir tiek žinių, be griuvimų, kas buvo labai faina, bet kažkokių kitokių kliučių. Tai viskas super, trasa super, gazas dugnas buvo ir buvo tikrai smagu. Nusiplovėm, išsivalėm, nebaisiai išsivalėm, tik nusiplovėm plovykloj ir tai baigėm čempionato dieną. Taip grįžom, viskas kaip ir sekės neblogai. Bendrai apie varžybas, trasa žiauriai gera buvo, žiauriai. Aš galvojau, kad kai naktį lyjo, galvojau tikrai bus labai šlapia, bet skėlus ryte buvo tiesiog idealios kondicijos trasa. Plius jinai gavosi kieta, tai jinai taip neišsimušė, tramplinai viskas taip super susišokinėja, toks geras flow. Tai ir tos varžybos gavosi tokios geresnio pobūdžio, viskas lygu, viskas gerai. Aišku, tam antram važiavime aš ten pridirbau, šiek tiek to tramplinų ten negražiai pasielgiau, tai už tą tikrai atsiprašau, Deividai, nebepykite. Tikrai nesinorėjo tai padaryti. Tikrai ten nebuvo tas, kur tipo, davai dabar užkišau, kad tu iškristum, ne. Tiesiog kažkaip išorė gavos, išvažiavau ir dėl to tu ten taip ir nugriuvai. Tai taip, o toliau nežinau, kaip mums seksis tam čempė. Laukia moto Rokiškis ir Šiauliai. Šiauliai kieta, Rokiškis smėlis, tai ten ir ten labai smagu. Tai bandysim abi suvažiuoti, bet dabar man atrodo pertrauka gaunas didesnė mėnesio laiko, tai ją pasidarom ir varom kitų projektų gyvendint. O šiandien tiek iš varžybų, varom mocą dar pasiruošim treniruotei ir tiek žinių. Net filtras nėra pačios baisiausios kondicijos, ką reiškia, kad trasa buvo gerai paruošta, nei dulkių nieko labai daug, smėlio aišku atkarpų nebuvo, tai labai neužvėlė. Bet tikrai ganėtinai švarus filtras. Tai keičiam šitą, pratempam grandinės ir varom į treniruotės ateinančią savaitę.